Labą dieną, malonu kalbėti šiandien konferencijoje skirtą Lietuvos filosofams apie išskirtinį Lietuvos istorijoje, Lietuvos filosofijos istorijoje, apie išskirtinę asmenybę, išskirtinį filosofą Arvydą Šliogerį. Ir šiandien norėsiu kalbėti apie jo lietuviškumą. Lietuvišką būties pajautą. Gali kilti klausimas, ar gali būti būtis su lietuviška pajauta. Argi būtis gali būti priskiriama kažkokiai tai tautiniai charakteristikai. Tikriausiai būtis negali būti nei lietuviška, nei japoniška, nei kitos tautos nusavinta. Bet nesinori lietuviškosios Šliogerio būties imti į kabutes. Paaiškinsiu kodėl. Atsižvelgiant į Šliogerio lietuviškumu persmelktą subjektyvybę, renkamasi atsisakyti būdvardžio lietuviškosios kabutėse ar lietuviškosios būties. Mat kabutės gali prisuponuoti tam tikrą ironiją, neva čia kažkas labai lietuviško. Tačiau Šliogeris, kuris nesiejo savęs su nacionalizmu, lietuviškumą suprato kaip tapatinimąsi su konkrečiomis Lietuvos vietomis, apylinkėmis, jų kraštovaizdžiais, regėdamas juos iš lietuviškosios kultūros perspektyvos. Tad ir jo būties pajauta yra lietuviškosios būties pajauta, dvasinis filosofo įsijautimas ir kultūrinis įsišaknyjimas į Lietuvos kaimo sodyboje, ką jis labai mėgo lietuviškus regionus, ypač Dzūkijos regioną. Labai artimas buvo tas pietų Lietuvos krašto, reiškia, pajautimas. Ir Šliogeris lietuviškai rašė itin savitai, bei nepakartojimai. Tai kaip tik ir liudija, jog jis savo mylimoje lietuvių kalboje jautė būties namus. Bet prisiminkime Haidegerio pokalbį su japonu, kai filosofas sako, kad kalba yra būties namai, o vokiečių ir japonų kalbos gali turėti atskirus savo būties namus. Ten Haidegeris kaip ir prieina prie tos išvados, kad kalba yra būties namai ir Europos kalba gali būti atskiras būties namas, negu kad Azijos kalbos namai. Tai Šliogeris be abejo buvo lietuvių kalbos namuose ir juose jautėsi nepaprastai gerai ir, kaip žinome, išvystė savo tam tikrą šliogeriškai matymo būdą. Ir kalbant apie jo tokį lietuvišką požiūrį į tapybą, yra toks disonansas. Disonansas tame, kad tik tais vėlyvesnėje savo karjeros etape jis pradeda kalbėti apie Čiurlionį. Ir tai nelabai išvystyta. Apie Čiurlionio labai konkretų kūrinį, tapybos kūrinį Žalčio sonata. Tai yra 4 paveikslai, sudaro šitą ciklą. Ir šitą Žalčio sonatą be abejo jis traktuoja iš pagoniškosios perspektyvos, tautinės lietuviškos pagoniškosios, o ne iš krikščioniškosios pagal mitą, kad Žaltys sugundo Adomą ir Ievą. Ne pagal tais interpretuoja, jis laikosi tos tradicijos, vėlgi Dzūkijos krašto, ką yra neseniai analizavęs ir profesorius Andrijauskas, kad Žaltys yra sakralus simbolis lietuvių pagoniškoje kultūroje. Jis nurodo ir namų saugumą, namų židinio tokį šiltumą, jaukumą ir kad Žaltys simbolizuoja
tam tikrą globą, tam tikrą jaukumą ir saugumą namuose. Tai ir į Čiurlionio paveikslą Žalčio sonata Arvydas Šliogeris irgi pažvelgia iš šitos perspektyvos, tačiau kitais žodžiais. Ir disonansas tame būtų, kad jis pagrindinėje savo knygoje, kuri skirta meno filosofijai, tai yra Daiktas ir menas, antroje knygos dalyje jis kalba apie Polo Sezano pušį, tapytą Provence, Prancūzijos Provanso regione, ir nekalba apie Čiurlionį visiškai, nekalba apie lietuvių tapytojus. Jis seka Haidegerio pėdomis. Haidegeris pasirinko savo meno filosofijai Vincento van Gogho batų poros paveikslą, analizai, interpretacijai, hermeneutiniai, fenomenologiniai, būties atskleidimui. O Šliogeris pasirinko Polą Sezaną, bet irgi iš to paties postimpresionistinio laikotarpio. Ir štai vėlesniame etape savo gyvenimą, kuomet jis parašo Bulvės metafiziką, jo knyga Bulvės metafizika nėra skiriama anaiptol Čiurlionio tapybos analizai, bet ten yra porą puslapių skirtų Čiurlioniui, būtent šitam paveikslui. Taip pat kitoje knygoje, gal labiau tiktų sakyti veikale, fundamentaliame Šliogerio veikale Būtis ir pasaulis, taip pat yra skiriama keletą puslapių Žalčio sonatos interpretacijai, čiurlioniškai vizijai, kaip jinai susijusi su lietuviškumu. Ir šioje vietoje kyla va tokia pagunda svarstyti, kad galėjome labai daug laimėti, jeigu Arvydas būtų pasirinkęs šį Čiurlionio kūrinį, tapybos kūrinį, savo knygai Daiktas ir menas. Užuot pasirinkus prancūzų autorių, prancūzų tapytoją Polą Sezaną, jis galėjo knygoje Daiktas ir menas analizuoti Čiurlionį. Arba bent jau integruoti. Tai buvo rašyta ankstyvojo Arvydo Šliogerio laikotarpiu ir matomai, ir kiek esu kalbėjęs su jo mokiniais, nors aš pats panevėžietis ir esu iš to paties krašto, tų pačių apylinkių kaip ir Arvydas Šliogeris, vis dėlto dėja neteko būti jo mokiniu tiesioginiu, kaip kad Augustinas Dainys buvo, arba profesorius Kardelis, profesorius Kačerauskas. Bet kiek esu girdėjęs, kalbėjęs su tiesioginiais jo mokiniais, kad Arvydas Šliogeris buvo susižavėjęs tuo metu prancūzų dailininkais, Polu Sezanu, Gogenu, ir matomai norėjosi jam imti tuos autorius. Gal sąsają galima rasti dar ir tame, kad Arvydas Šliogeris, kuomet jo širdis priklauso lietuviškai kaimo sodybai, o ne didmiesčio gyvenimui, jį turbūt gal suviliojo dar ir tai, kad Polas Sezanas yra pasakęs, aš ne paryžietis, jo širdis Provence. Reiškia, jis kaip ir prie tokios gamtos kultūros, irgi gamtos, kaimo vietovių, apylinkių. Ir galbūt čia pajuto Arvydas Šliogeris tam tikrą ryšį dvasinį. Laidoje Be pykčio Šliogeris viešėdamas šioje Donskio vedamoje laidoje yra pasakęs, kad
aš esu kaimo vaikas. O Leonidas Donskis yra pasakęs, aš esu jūros vaikas. Vandenyje labai gerai jaučiasi, nes jis klaipėdietis. O štai Arvydas Šliogeris vaikystę praleido Alksniupių kaime ir vienoje iš savo knygų rašo, ir jeigu dabar artėjant gyvenimo saulėlydžiui man reikėtų rinktis esmingai, rinktis taip, kad nuo to pasirinkimo priklausytų gyvybė ar mirtis, aš pasirinkčiau ne Aristotelio kategorijas, o savo senelio skiedryną Alksniupiuose ir kulbę, ant kurios vaikystėje kapodavau žabus. Taigi mes matome, kad savotiškas filosofo noras išsižadėti filosofijos, nes yra kažkas daugiau. Toji patirtis vaikystės kaime, bet jis tą patirtį nuolat atgaivindavo po paskaitų, po knygų rašymo, išvykdamas į pietų Lietuvos kraštus su fotoaparatu, su meškere ir ten ieškodamas lietuviškosios būties atverčių, galima taip sakyti. Ir labai iškalbinga yra jo knygos Bulvės metafizikos viršelio nuotrauka. Beje, ir Kardelis viename iš savo tekstų yra pastebėjęs, kad ji labai reprezentatyvi. Tai yra nuotrauka daryta Zitos Šliogerienės, kuomet Arvydas Šliogeris žengia per arimus ir jis nepozuoja nuotraukoje, jis į fotoaparatą su nugara, jis nemėgo tos hominizacijos, veidų, pozavimų, jo nuotraukose mes nematome, jo fotografijos albume Archipelago, Melancholijos archipelagai mes nematome pozuojančių žmonių, mes greičiau rasime arklį 5 ryto ryte prie pažaliavusios tvoros, ar karvutė, kurią Šliogeris žaismingai pavadino Miss Lithuania. Bet nemėgdamas hominizacijos, norėdamas rasti gamtos atverčių, jis jų ir ieško Lietuvos dirvožemyje, Lietuvos sodybose. Ir į Žalčio sonatą Šliogeris pasižiūri, kaip į tai, kas įgauna sakralią reikšmę lietuvių pagonybėje, nes gyvūnas šis žaltys, nešantis laimę namams, ypač sakralus, kaip jau minėjau, Dzūkijos regione. Ir Šliogeris Dzūkijos regione ne tik yra lietuviškos sodybos gerbėjas, bet dar ir su pagonišku atspalviu. Jis juk bendravo ir draugavo su romuviečiais. Tad šitas pagoniškumo elementas Šliogerio tapybos filosofinėje įžvalgoje sukabina labai daug pasaulėžiūrinių tokių mazgų. Jis rašo, pasaulinėje literatūroje nesuradęs nieko panašaus į šią Čiurlionio viziją. Paveikslų ar tapinių vadinti nesinori. Tai būtent vizija savo metafizinių rangų ir įžvalgos tikslumu, prilygstanti tik pačioms galingiausioms didžiųjų graikų Herakleito ir Platono vizijoms. O detalėmis šias vizijas net pranokstanti. Žiūrėdamas ir prisimindamas Žalčio sonatą, vis liūdnai pagalvodavau, kokiagi būtų galėjusi būti lietuvių kultūra ir egzistencija. Šalia Žalčio sonatos man nuolat iškyla kita vizija, kadaise pažadinusi mane
sielos gyvenimui ir išbloškusi iš žaliųjų žolynų į tamsų likimo kelią, rašė Arvydas Šliogeris. Taigi, ne veltui Šliogeris buvo toks susirūpinęs, kad lietuvių kultūra pasuko ne šiuo Čiurlionio vizijos keliu. Lietuvių liaudės mituose, pagoniškoje tradicijoje, ypač Dzūkijos žaltys simbolizuoja namų židinio saugumą, nemirtingumą, amžinąjį gyvenimą. Kaip Andrijauskas teigia, todėl žalčio nužudymas Dzūkijoje dar mano vaikystės metais buvo laikomas didžiulė dievų baudžiama nuodėme. Tad Šliogeris, būdamas pagoniškas savo žiūra, turėjo savo viziją, kaip lietuvių kultūra galėjo klestėti, realizuodama čiurlioniško žalčio viziją. Ir Ona Gaidamevičiūtė Šliogerio fotografijoje yra išvelgusi sąsają su kosmologinė Čiurlionio tapyba. Ir ji taip suformulavo. Per knygos pristatymą, čia kalbama apie Šliogerio Melancholijos archipelagų fotografijos knygos pristatymą. Per knygos pristatymą filosofas prisipažino sukaupęs daug daugiau gamtos, saulėtekių, vaizdų ir išgimtųjų vietų. Šliogerio fotografijos peizažai ir kompozicija primena mistišką, sakyčiau, kosmologinę Čiurlionio tapybą. Kaip per knygos pristatymą prisipažino pats filosofas, pamatęs Čiurlionio žalčio sonatą, tarsi pamatė savo tėviškės vaizdus, kartu ir savo gyvenimo kelią. Ir pradžių sąlytį su žeme, po to pakėlimą dangop, galiausiai vėl grįžimą žemės link. Taigi mes matome tokią visumą Šliogerio pasaulėžiūros, jo tokio kosmopolitinio regėjimo per jo žalčios sonatos tapybos interpretavimą. Ir dabar šioje vietoje noriu iškart patikslinti, ką tik pavartojau žodį kosmopolitinė Šliogerio tokia pasaulėžiūra. O tai visiškai kita prasmė Šliogerio žodyne, negu kad mes įpratę. Mes įpratę kosmopolitizmą suprasti kaip įvairių etninių grupių kažkokį tai sambuvį. Jo kosmopolitizmas, vėlgi kaip jis pats papasakojo tiek savo draugams, o tiek laidoje Be pykčio, kalbėdamasis su Leonidu Donskiu, kad sako, jūs tą įrašą galite pažiūrėti, sako, iš jo daug kas juokiasi, kai Šliogeris pasako, kad jis yra kosmopolitas. Sako, koks tu kosmopolitas, kad tu prisirišęs prie tos lietuviškos žemės, prie lietuviško kraštovaizdžio. Ir jis atsako, kad jo kosmopolitizmas tai tas senovės graikų kosmopolitizmas, kai vat visas kosmosas, tavo polis, tavo miestas, tavo vietovė, tavo žemė yra susijusi su žvaigždėmis, su kosmosu, su dievais, su vizija, su filosofiniu matymu, su išmintimi. Va čia yra Šliogerio kosmopolitizmas. Ir dėl to jo lietuviška būtis, nuo ko aš pradėjau šį pranešimą, ir yra lietuviška būtis, nes čia yra jo kosmopolitinė būtis. Ir ji yra per lietuvišką pajautą, per lietuvišką subjektyvybę, visa asmenybė tuo persismelkusi ir kūryba. Ir vat tuomet ir jo santykis su Čiurlionio žalčio sonatos tapybos kūriniu yra taip pat atitinkamai matytinas. Vėlgi iškalbinga paties Šliogerio citata būtų, kad jis savyje jaučia ne tik tą kosmopolį per lietuviškosios būties atvirtis, bet sykiu jis dar nori laikytis valstietiškojo požiūrio. Valstiečio požiūris, čia cituoju, valstiečio požiūris taip gali pavadinti savo
filosofavimą ir savo žvilgsnį į pasaulį filotopai. Filotopija apmąsto pastangas tematizuoti graiko ir valstiečio egzistencinę patirtį, įveikus urbi et orbi traukos lauką. Taigi, filotopija, meilė savo vietai, savo žemiai yra labai svarbu, kad filosofas įveiktų urbi et orbi trauką, nes jis mato kur kas daugiau, jis mato čiurlioniškąją viziją. Na ir norėčiau pabaigai palyginti, bent jau užsiminti apie tokią galimybę, kad savo lietuviškąją būtį panašiai kaip ir Šliogeris juto didieji Lietuvos meno žmonės egzilyje. Jonas Mekas, būdamas Niujorke, draugaudamas su Mačiūnu, gyvendamas tarp dangoraižių džiunglių, niekada neprarado savo tokios išskirtinės lietuviškosios tapatybės. Jam nebuvo prieštaravimo. Bet tuom jis skirtingas nuo Šliogerio, kad jeigu Šliogeris visų savimi į lietuvybę, tai Jonas Mekas nematė prieštaravimo tarp niujorkietiško gyvenimo, tarp dangoraižių ir dalyvaujant Jurgio Mačiūno Fliuksus pokštų kontekste visame, filmuojant visą tai, ir tuo pačiu būti autoriumi tokios poezijos kaip Jono Meko Semeliškių idilijos, apie Semeliškių kaimą Lietuvoje. Rekomenduoju perskaityti ir atpažinti Meko lietuviškumą. Ir kitas palyginimas būtų, kur lietuviškoji būtis labai atsiveria, tai skulptorius Antanas Mončys, Paryžiuje padaręs karjerą, bet niekada nepraradęs savo žemaitiškumo, Paryžiuje auginęs krienus ir netgi prancūzus vaišindavo krienais, kad pajustų jo žemaitišką, lietuvišką kažkokį tai stiprumą, charakterį. Pats dirbo su medžiu ir ąžuolo medyje įžvelgė savo gyvenimą, savo skulptoriaus stiprumo šaknis. Paryžių prancūziškąją kultūrą puikiausiai derino su savo žemaitiškąją tapatybę Antanas Mončys. Bet čia vėlgi, kaip ir su Jonu Meku, tinka ir svetima kultūra, Mončiaus atveju prancūziškoji, Jono Meko atveju amerikietiškoji, niujorkietiškoji, bet išsaugojant savo lietuviškumą. O Arvydo Šliogerio atveju susitelkiama į lietuviškąjį kosmopolį per lietuviškąją filotopiją ir matant platesnę čiurlioniškojo Žalčio viziją. Tai tiek. Ačiū Jums tada.